Aš nenoriu to daryti. Šiandien po vėlo maratono nuėjau vakarinę mišiom 18:30. Ir jo pradžioje kažkoks vyras šūkalioja, paskui atsisėdo tarp žmonių, mišios prasidėjo, jis karts nuo karto kažką išmeta frazę kažkokią. Gerai, galima taip pasidėti. Aš nebuvau nusiteikęs. Man to nereikia. Aš esu laimingas. Aš, kaip sakant, 27 eurai sąskaitai nuėmiau 10 eurų tam, kad galėčiau auką duoti. Aš laimingas. Aš neblogai pravažiavau, ten grandinė nukrito, paskutiniam rate aš jau pirmai grupė sėdėjau 50 km. Man nereikia. Aš turiu šeimą, vaiką. Ir aš tik noriu vieną dalyką, aš tik noriu į dangų. Man daugiau nieko nereikia. Man visų šitų įtraukčių, įvairovių. Aš prisižiūrėjau YouTube, man čia nieko naujo. Ir kunigas prie pamokslo irgi pradėjo. Oi, kokia atvira bažnyčia. Tai kaip ten buvo su to, kur šukulioja. Nu ką, aš paėmiau. Nusiklopė prie vidurį bažnyčios. Nu, viskas gerai, vidurio linija. Nu ką, nuėjau, aš jį ištraukiau už marškinėlių. Ir išstūmiau jį pro galinės duris. Ten dar bandžiau spirti, bet nieko, aš nesužalojau, galvos nenusukau. Bandžiau spjauti, bet net nepataikiau. Nieko, jisai tenais sušuko, ten visi kunigai padara. Aš nieko nekalbėjau, man to nereikia. Aš prisišūkavęs, aš čia ant kažkokių ruskių kaiminių, man iš Kaliningrado, iš kur jos čia gyvena, man jau atsibodo. Nu ir ką jūs galvojat? Tai pamokslo, tas pats naujas, tiksliau, woke shit. Woke shit, ką tiem, kas nežino, tai čia šiuolaikinė religija, kurie eina per visas sferas, tame tarpe ir katalikų bažnyčia. Tuoj pamatysit, mezgėjų santuokos čia 100% bus. Bet ne esmė. Esmė yra ta, kad, nu ir ką, pamokslo gale kunigas, čia teko išvaryti, bet bažnyčia atvira, čia gal, leido supras, kad blogai padariau. Aš, aišku, priklaupiau vėl per vidurio liniją ir nusijėmiau. Bet nieko nepasakė. Čia, kaip sako, leido supras, kad bažnyčia tokiam kaip aš, dėja, mūsų neįleis. Jinai nori būti satanistinė. Todėl aš ir sakau, šėtonas apsigyveno joje. Aš po COVID, kai jau įleidinėjo, aš atsimenu komuniją, aš norėjau ant liežuvio, gerai, pakišau rankas. Neblogai sudėjau rankas. Delnas ne tas, ne ant to, aš net neatsimenu, kas ant ko, bet aš stengiausi taip pagal taisyklės. Tai aš irgi iki šiol gailiuosi. Ir aš tam kunigui atleidau savaime, aišku, aš net nežinau, koks ten buvo, bet aš gailiuosi iki šiol, kad aš nepriėmiau komunijos. Tuo tarpu, Šventų Jonų parapija irgi, jau 2023 metais aš buvau čia prieš keletą mėnesių. Tai ką jūs galvojat? Ten visiškas satanizmas. Ten mergina, kuri tenais neaišku, gal vakar tūsinosi, jinai ten dalina kaip kažkokius čia saldainiukus ir žvengia net dalindama. Vien į ranką. Viskas. Tai aš, aišku, jau paklusau, bet tikrai daugiau neįsiu šitą satanizmą. Negerai. Aš sakau, jeigu kas nors įmat į ranką, esat bailiai, arba paprasčiausiai nežinot šito. Tai yra įžeidinėjimas Jėzaus, 100%. Aš nesu be nuodėmės savaime, aišku, aš nieko nevaidinu, aš tik noriu būt geras katalikas, aš noriu pamatyti šviesų švelnų veidą po mirties. Ir aš bijau, aš labai bijau pragaro. Aš sakau, aš nenoriu lysti tą kakį. Šitą, aš noriu ramiai, aš nuėjau ramiai, aš skubėjau, man darbo yra, aš skubėjau, suprakaitavęs, skubėjau. Aišku, prausiausi 100 kartų, ta prasme, viskas gerai, bet tiesiog skubėjau dar į bankomatą, kad laiku į mišias, ir sėdžiu savo susikaupęs, visi ten užsieniečiai.
Ir aš sakau, šėtonas, jisai va taip ir ateina. Jisai ateina per visą šitą ideologiją, kai ten visi nori pataikaut visiems šitiem valdžiom, visom. Ir kunigas irgi kažkoks nematytas, va, kaip tik, toks slėpimas. Aš jo nepažįstu. Pirmą kartą matau, bet jisai irgi, oi, čia neaišku, po 100 metų vėl kažkas bus, arba va, gal protestantyje buvo gerai, čia va tai charizmatinis judėjimas. Žinot, kas charizmatinis judėjimas? Aš tiesą sakant žinau. Ten jie paima ir tenais viški, sako, čia šventoji dvasia apie mane kalba. Va, kas yra charizmatinis judėjimas. Ten realiai tai yra satanistinės orgijos, paimtos iš visokius meldžių tenais visų, dar reikia tik tai va, pavartot kažko ir gausis. Ir aš sakau, va, tas va ir kunigas, kur tenais va dabar eina PDF byla prieš jį. Irgi aš atsimenu, aš tik tai tyčia nežiūrėjau, bet irgi atėjo, žinai, tėvas su mergaitė, gal ten šiek tiek nesveika, irgi va, įtrauktis, visą laiką valgė ledus ir aišku ėjo komunijos, aš specialiai nusistakau, kad tik tai nepadaryčiau nuodėmės ir nepagalvočiau, bet aš nenustebčiau, jeigu ir komuniją gavo, tiesiai va, ledai komunija, nenustebčiau. Tai va, greičiausiai man atrodo tas kunigas jau PDF kaltinamas, bet nesmė, čia aš sakau, čia svarbiausiai, kad tu būtum su kauke, kaip irgi va vienas, prieš mane jam komunija net nukryto, kai jau ten tikrai galima, jau tik paskutiniai bailiai, aš neįsivaizduoju, čia yra toks pažeminimas, va, Jėzau, aš bijau nuo tavęs COVID-o gauti, čia neįtikėtina ir aš tikiuosi, kad šitą video kuo daugiau žmonių pasakys, aš stengiuosi negalvoti, aš žinau, kad tai yra nuodėmė, galvoti apie jūs, kokie jūs esate bailiai. Jūs ne bailiai, jūs esate nesusipratėliai, jūs visi nori, visos mergaitės dar pasipaškia, aš suprantu, merginos nori būti, arba moteris, kažkokias raganaitės, kažkokį turėti kvepaliukų, tepaliukų, aš suprantu. Bet taip ir ateina šėtonas, kai tu nori būti pasauliu. Va, aš tiesą sakant, Bibliją skaitau kiekvieną dieną, man patinka, man ne tai, kad patinka, man Dievas tokią dovaną, malonę davė. Ir jeigu tu esi pasaulio, tai tu nesi Dievo. Čia ne juokas. Kaip sakau, tie visi, kas pataikauja, tai LGBTQ, žinai, visiems tiem, čia atsiprašinėja, atsiprašinėk, neatsiprašinėjęs, ten kiek nori, kokia ten meilė, baikit apie tas meilės. Aš sakau, žmonės neįtikėtini. Čia kaip sakant, oi, čia gerai, va, Jėzus juos sakydavo, eik ir nebenusidėk. Ir aš sakau, aš esu paprastas žmogus, aš tiesiog noriu daryti savo darbą, aš noriu išlaikyti savo šeimą ir aš sportuoju, man patinka važiuoti dviračiu. Ir aš esu laimingas žmogus, man to nereikia. Ir aš kiekvieną dieną, savame, aišku, aš meldžiuosi daug kartų, man čia labai svarbu, aš apie Dievą galvoju ir aš galiu jums pasakyti, Dievas yra labai sudėtingas dalykas. Šito nesuprasi niekai. Kad ir kaip galvotum, bet tiesiog stengiesi. Čia jums, kaip sakant, ne ezoterika. Arba kaip tik čia labai ezoteriška. Aš sakau, aš neturiu žodžių. Čia ne pirmas kartas. Ir aš įsitikinęs šėtonas, jisai va taip ir ateina. Ir jis ateis ir bus toliau. Ir bus įtrauktis ir įtrauks visus šėtonus. Nes, sakau, jeigu tu jam duodi legalų pagrindą ir sakai, ateik, va čia man patinka, ateik, tai ir ateis.